to mes mažiau laiko turim. Jau 1,5 minutės išnaudojam. Gerai, 1,5 minutę niekur neveiks. Nedings, nepabėgs, nedings. Nedings, nepabėgs. Balansas irgi nepabėgs. Balansas. Tai jau čia pradedam nuo padėkos. Pradedam. Tai pradedam nuo padėkos foto hobiui. Jo. Už tai, kad... Jo, ką matot aplinkui, mes padovovė nuostabiai studijai, susišvietę. Kambariukė tokiam. Jo, bet čia, ką žinau, fonai. Man labai faina fonai, kuprinės, paleidėjai visokie, žinai, kur būti tarp... Reflektoriai. Ten jo reflektoriai. Jeigu matot tam kampe, dabar atkreipsit dėmesį, jeigu žiūrėsit, ten yra daug reflektorių ir savo. Nesistenkit žiūrėti, mes bandėm tą kampą paslėpti. Yeah. Tai žodžiu, tai va, labai fainai, dėkojom foto hobiui už tai, kad remia, myli ir globoja. Taip, bus žiūrėjau. Pradedam. Tai pradedam tą pirmą podcastą. Jo, iškart jauduliukas. Nežinau, man tai iš tikrųjų ir excitementas yra, ir jauduliukas to pačiu, ir manau, kad, vasarą mūsų nebuvo, buvom visi užsikasę su įdomiais projektais, ir manau, kad norėtume mes pasidalinti, aišku, su tais projektais visais. Tai jeigu jūs ne prieš, mes pasidalinsim man. Aišku, ne prieš, kur girdėsi žmonės, kai jie neturi. Na jau įjungiam, tai jau reikia pasižiūrėti. Yeah. Būtent. Fainai, tai kaip naujukai, tavo vasarytė prabėgo? Šiaip greit prabėgo. Kosminį greičiu, ta prasme, taip, būtent, kur atrodo projektas po projekto. Aš galvojau, kad aš studijos žmogus esu ir aš galvojau, kad aš neturėsiu darbų. Ir pasirodo, kad okei. Pasirodo, su nuojim susisiek, neina. Ir mes net susipykom dėl to. Žodžiu, apsipykom, susitaikėm. Jo, užimtas žmogus nuojus. Tai ten renginiai visokie, tai dar kas nors. Mano tvarkaraščio nematei. O, man toks cringe buvo. Aš žmogui nusinčiu savo tvarkaraštį, kuriuos mane realiai kiekvieną dieną bukinta, kad aš kažką veikiu ir ten ir tada man tas tiesiog parašo gražiai, jei gal nori nueiti filmą. Ir aš tada man tvarkaraščių nematei, kas tau negerai. Sorry, viskas okei, aš nueisiu į filmą, gal nesivarint. Ne, bet mes buvom šiek tiek. Bet nieko, mes visada taip, mes taip mėgstam bendrauti. 2 mergelės pasipešiojo, 2 mergelės po gimtadienį. Jo, mes po gimtadienį. Mano vakar buvo, tavo buvo užvakar. Kur žiūri fainas dalykas, kur atskėliau 25 gimtadienį ir surakino nugarą, aš supratau, okei, čia yra 20. Čia yra apšvietėjo, man rods problema, kai tu tos visus kilnoji. Jo, galima, gal aš kažką netaisyklingai, kaip nors visus susilinkai, keli tą lempą kokią. Šitą gigantą gal pakėliau. Nu, šitas biškis sveria šitas dalykėlis. Bet fain, ten turėtų galės sušviesti. Kaip Nojus sako, turėtų suskambėti. Taip, tu mane akcentuoji. Aš tokiu cringe iš tikrųjų dalykų. Ne, bet labai gražu, žinai, kur aš kažkada važiuoju mašiną ir galvoju ten, pažiūrėkit, kaip ta nuotrauka skamba. Ir aš galvoju, visai čia tokius 2 fainus dalykus sudėdė, žinai, kur. Kur mano to pasakymas, kai aš šviečiu. Pliam, purvina šviesa kažkokia. Purvina šviesa. Netvarkingai kažką. Tai kaip, kai tau sekės vasarytę, tu realiai palauk. Pas tave renginiai. Vestuvių buvo. Ir man įdomiausias dalykas, kas yra kunigėliai. Aš negaliu atsistebėti jais. Čia yra. Kur pafotografuoji ir jis užsimeta savo pasiūtą jam švarkelį, kuris matai tikrai ne iš kažkur tenais, žinai, priglūdė, prilipė, atrodo kaip jam naustas. Laikrodukas. Nežinau, ten gal kažkas prabangiau negu Rolexas. Ir aš tik dabar supratau, kai pradėjau fotografuoti vestuvėse, tokie dauguma humble būna, tokie paprasti ir taip toliau per visas tas ceremonijas ir tada tu juos pamatai už ceremonijų. Jau kai pasibaigia, kai jau išeina ten kartais su šunim kokiais išeina. Su veisliniais, sakys, apie arba sportinę mašiną neminėsi, kur iš kunigėlis turi tokią. Ne, per visą Lietuvą, kai pasivažinėjai ten nuo visų kaimukų iki ten jau tikrai gerų bažnyčių, tai tie kunigėliai įvairūs. Vienose bažnyčiose man buvo bairis, tarp kitko, rugpjūtį fotkino vestuvės. Katės, katė ir šuo visiškai laisvai ceremonijai bėgioja. Pro altorių ten kažkur praeina, dar kažkur ir aš taip
bet ten labai maža bažnyčia buvo. Taip, man čia pliusas yra, žinai. Žinai, kaip ir jo, fotkėse vis tiek aš pasistengiau, kad nebūtų, bet kas man tada patiko, kai yra laisvė va tokie gyvūnam, tu turi laisvę pats vaikščioti ir fotkinti. Aš realiai man leido vaikščioti absoliučiai visur, nebuvo nei vienos vietos, kur sakytų, negalim. Tai, kai mes Nidai irgi fotografavom, žiauriai faina buvo, susikirta mūsų keliai. Susikirta keliai, jo, Nidai, tai šiaip jo, visur irgi leido vaikščioti. Jo, kur mano nepatirtis fotografuoti vestuvėse buvo, nes, dabar esi, žinai, kaip pasakyti, vestuvės nebuvo mano stipriausia pusė fotografuoti, bet filmuoti, tai teko ne vieną kartą, bet esmė tame, kad aš taip paimsi geresnį kampą ir uždėsi koją. Ten, kaip altorius, kas ten tiksliau? Altorius? Altorius, ten, okei, jau ten už kunigo, žodžiu, iš kunigo. Taip. Ir aš paimsi geresnį kampą. Taip padedu koją, pasilenkiu, žinai, taip sustabu, taip tiesi ranką, atsiskai man. Tai visur leidžia, man atrodo, nes aš nebuvau asmeniškai. Po to jau išsiaiškinom, bet aš esu tiesiog labai tokių nekokių patirčių turėjęs, kur kunigas sustabdo ceremoniją ir grinai tave visą svečių dėmesį atkreipia ir taip... Man dar taip nebuvo, ką reiškia, žinai. Jo, ir tas toks nemalonu ir tu visada taip, okei. Bet fainai jis toks sako, žinai, aš visur leidžiu. Aš visur leidžiu, čilas. Maladės, mes labai respektinam tokius kunigus. Mes romantiškai ir geriausiai sengam. Ten pro visas gėlytės jau ten naršam landžiam. Bet pastengiam, kad nebūtų labai jau taip įžuliai, kur ten, žinai. Nu tie tai ten jau laksto visur pratę, žinai, altorių ten bėgioja pirmyn atgal. Ne, bet nebuvo taip, kad krosintume visiškai, vis tiek apeinį iš galo ten. Ne, aš laikai tą tokį, jo, man nepatinka trintis grinai prieš svečius, stengiasi kuo mažiau. Ribose. Taip. Bet šiaip faina, labai pabuvom. Man aplamai išspildė mano svajonę tokia pilna dieną Nidai fotografuoti. Aš labai norėjau nuo tada, kada pradėjau fotografuoti, kad tai būtų Nida. Čia tavo svajonė išspildė, to pačiu ir mano svajonė. Aš taip apsidžiaugiu, kad tu man pasiūlė nors. Aš tada fotografavau dar vieną renginį. Gal trumpai prabėgsiu ten tą visą istoriją važiavimo, bet turiu menį, kad man tas, kai pasiūlė varyti Nidą visai dienai filmuoti, aš buvau toksai excited, nes aš šiaip prieš tai praeitais metais, užpraeitais metais turėjau tokią kaip ir tradiciją nuvažiuoti kartą į Nidą, kartą per metus savaitai atsijungti, be jokių technologijų, be nieko, tai biškai padėdavo. Ir šiais metais taip gavosi, kad nusprendėm nevaryti su draugė ir varėm tiesiog. Su visom technologijom jas atvarėm. Vis tiek buvo geras vaibas. Vis tiek buvo fainai. Ypač dirbti fainai yra, kur nesvarbu, kas vyksta. Jeigu man tą pametė, pirma vieta, kur jo reikia ieškoti, tai yra prie duonos. Ir aš galvoju, kai mes workshopus vedėm, kad tu prikolini. Žinai, kad tu prikolini ir taip. Tai buvo tiesa. Aš atsisuku, nerandu man, pažiūriu, prie duonos to viskas. Žinai, kažko reikia paklausti man, prie duonos to. Žiūrėk, man tai čia kaip, čia šitą pasikeišę, gerai bus. Bet čia matas ta patirtis yra, kur tu, ta prasme, svarbiausias dalykas, bam, žmogus viską žino, kas žinai. Žinai, kažkaip atrodo, o kas dar gali būti tokio, gali ten, nežinau, kažkas būti netikėta, bet, nežinau, atrodo jau, gal ne pro viską praėjau, bet, tikrai, kai pradedi fotkinti už ten 30 eurų per valandą vestuvės ir ten visai dienai, tai auditorija kitokia yra truputėlį, kuri tave kviečia, tai ten pamatai viską. Tai čia ačiū Dievui, labai džiugios buvo žmonės, klientai, next lygio. Koks įdomiausias dalykas, kuris nutiko? Aš dabar tai pasakiau ir prisiminiau, kad man yra tekę fotkinti, mane kažkaip labai trigerino, nepatiko. Atėjo tokios, nežinau, kaip čia dabar gražiai išsireikšti, kaip čigonai gražiai vadinasi. Kaip jie kitaip, supratat, žodžiu. Taip, tikriausiai. Taip, bet yra kažkaip dar nelik, tai vadinasi. Žodžiu. Tai tokios išvaizdos lėlės padarytos, vyras ir moteris. Aha. Ir moteris kvietėsi jaunikį, šiaip tam baliui buvo vaikų daug, šiaip paauglių visokių, ir tos lėlės išsirengė pilnai. Ir šoko ten prieš, tarkim, lėlė moteris ten ant jaunikio lipo, ten šoko su juo visiškai nuogai.
Bet, nu, lėlė, tai nebuvo kūnas, tai bet lėlė, žinai, o ten viskas išdidinta. Ir su tom krūtinėm palyveidę. Aš dar nesuprantu šitą dalyką. Jo, aš negaliu net nupiešti. Kaip čia... Seniai, gerai, kad nenupieši, nes aš dabar atsakau ir man tai tas toks. Aš šiaip girdėjau, kad labai mėgsta, jeigu tenka dirbti, nežinau, aš irgi tikrai nežinau, kaip tiksliai, su čigonais tikriausiai, tai bent jau seniau aš esu girdėjęs, kad labai jiems svarbu nufilmuoti visiškai viską. Ir fotografuoti irgi absoliučiai. Viską, visas nuotraukas pasims visiškai, absoliučiai viską. Žalės galėtų duoti. Jiems visko reikia. Aš atsimenu, čia fotohobi vienas klientas buvo, kur sako, jo, filmavau ir ne vieną kartą. Ir sako, iš karto žinau, kad reikia pasimti daug kamerų iš visų kampų ir tiesiog paleisti rolint visas, nes jie nori visiškai visko. Jokių katų, jiems nereikia jokių meninių, jiems reikia tiesiog, čia nežinau, bent jau kiek susidūrė jis kartu, kiek man, sakė tas žmogus. Sako, kiek teko filmuoti, visiškai viską darai. Ir jokių meninių katų jiems dažniausiai net nereikia. Man teko susidurti su vedėju, kuris atiduoda, kuris žodžiu veda ir pats groja. Ir kai groja ten, dabar sveikinimas jauniesiems nuo tėvelių. Tai svečiai tiesiog va taip sėdi ir nežino, ką daryti. Ir tas bičiukas dar atiduoda 3 valandų video medžiagą iš vakarinės, 3 ar 4 valandų video medžiagą iš vakarinės dalies. Ir aš jo klausiu, o tai kaip jūs čia montuojat? Tai ten biškai iškarpau, ten ką jis ir viskas ir atiduodu. O jis realiai mačiau tiesiog ant GoPro, ant trikojo pastatęs kamerytę. Tiesiog čia pastato, biškai ten pastato, biškai ten pastato. 3-4 valandų nori filmų. Varom vestuvių filmą pažiūrėti. Žinai, su visom pertraukom, kur svečiai išeina parūkyti ir dažnai tuščia salė sėdi. Na, aišku, gal taip nėra, bet jėkinga. Ja, šiaip. Ai, šiaip, sakyk. Man dar įstriga iš mūsų. Žiauriai fainų buvo. Kas? Dar norėtų pasakyti, ne? Su mašina gal kad važiavom, jo. Saudi prasilėk. Žodžiu, taip gaus, kad mes vežėm jaunuosius. Ir, žodžiu, Nidos aerodrome fotkinomės. Ir aš kažkaip pagalvojau, būtų nuodėmė pažiūrėti, kaip maudelė spaudžia. Tai pasižiūrėjom, tik truputėlį nesužiūrėjom. Jo. Mes fotosesiją darėm ten. Ir po visos fotosesijos taip idėja, sakiau, davai prasilėkėm ir mes bandė, varom, davai. Ir mes iš to tokio faino vaibo visą įrangą taip į bagažinę, bet kaip sudėjom. Ir kai tu man padėjai telefoną ir sakyk, filmuok, žinai, ir aš toks galvoju, o tai kas dabar mūsų įrangai, nes be dangtelių, be nieko, tiesiog žiauriai plikai sudėjom, ja. Kur net nei kuprinė, o tiesiog kur matei vietas, kur yra, tiesiog sudėjai. Ten, ką žinau, ten striukė kokia, žinai, prie striukės. Ir kai mes tik bėgėjomės, aš galvoju, stabdyti irgi reikės. Kur visą tą įrangą, žinai, į vieną vietą. Bet tai suvokęs, aš nebes... ką ten 100 šiam ištavom. Ta prasme, labai sulėtėjom švelniai ir išvažiavom. Tai, žodžiu, nesigavo, trumpai tariant, idėja atrodė, žinai, kai buvo idėja, atrodė, kad viskas labai cool ir įdomu bus ir čia bus cool ir galėsiu podcast'e papasakot, kai mes darėm tokį dalyką. Žinai, tu bent jau suvokiai, žinai, kur aš nenorėjau sakyti, nenorėjau panikas kelt. Žinai, toks... Būtų jo, taip, truputėlį. Prie kliento vis tiek yra tas dalykas, kur tu turi išlikti profesionalus, tu negali sakyti, kortelį vietos neliko. Ką dabar daryti? Man irgi buvo tokia situacija, bet tu tiesiog... Išsisijušiai. Tu žinai, ką daryti reikia tokia situacija. Tai va, vainį buvo. Mes šiaip žiūrėjau, kad susikirta mūsų keliai, ties. Visą dieną ir išbuvom realiai nuo pat ryto, kada mes sutikom 10 ryto ir iki turbūt laukiam kelto kokią 2:30. Ir tu po to išvarėjai atgal ten. Žodžiu, dar backstory šiek tiek, kaip viskas įvyko, mes susitarėm su Mantu ten tą dieną ir taip toliau. Ir aš tuo pačiu tom dienom debesų pieva vyko ir aš ir ten buvau prisižadėjęs fotografuoti. Ir taip gavosi, kad tenais 4 dienų, man atrodo, ar 3 dienų festivalis, whatever, bet gavosi taip, kad aš vieną dieną atfotografau tenais, permėgojau palapinėje, antrą dieną, žinot, tikriausiai koks palapiniai miegas yra, ypač kai pasistatai ant kalnelio, kad jis yra per šoną. Žiūrėk, nesvarbu.
kitą dieną fotografavau ir tada iš karto variau į Nidą. Debesų pieva, ji buvo Zarasuose. Zarasai Nida, kas nežino, vos ne 2 tolimiausi Lietuvos, vos ne 2 tolimiausi taškai. Tai Bet nuvažiavau. gal ir tolimiausia. Ne, man atrodo, Ignalina, ten dar kažkas yra Ten pasielgęs. Visaginas. Jo, kažkas. Nu gal, Jo, norėčiau nes- pažiūrėti, pračekim šitą. Oh my god, kaip sunku buvo. Ok, tada gavosi tai. Kada tu išvarė iš tų Iš Zarasų. pievos? Aš iš pievos kažkur tais išvariau apie naktį. Dabar nepasakysi tiksliai, reikėtų pasižiūrėti storius, bet aš dar pasiėmiau žiedūnę. Nes jį mane Žodžiu, tu naktį išgelbėjo. išvarėjai ir tu Jo. tada 10 jau buvai, net 9 Devintą. buvai prie kelto. Aš jau 9 buvau prie keltą. Aš padariau pratingai, aš turėjau vestuvės Jurbarke ir aš tiesiog nebevažiavau į Vilnių, važiavau į Klaipėdą, išmėgavau pas mačiutę ir ramiai, ne. Jo. Tai mane žiedūnai ištraukė, išgelbėjo iš tikrųjų ir gavosi taip, kad į priekį nuvarė ir aš toks kartais dar nulužinėdamas pamėgau, sėdi, žinai, ir tai. O, velnias. Kaip sunku turėjo būti vairuoti, kai kažkas miega šalia. Nors gal nepamėgojo, ne? Jo, normaliai, bet esmė tame, kad aš gerai jaučiausi. Man nežinau, kas buvo, nes aš tvariau, pamačiau tave, viską susėdam, svaibinom, keltuvers kėlėm, muzikas, kol nuvažiavam, paklausėm. Viskas, amon, žiauri, fainai buvo. Bet tada iki 3 mes buvom nakties ir aš tada 3 permėgojau iki 4, 5 kažkur ir aš jau 9 buvau Zarasuose vėl. Kosmosas buvo. Fotografų gyvenimas, kai vasara. Jo, bet labai, Bet buvo šiaip žiaur cool geras. experience. Jo, mačiau. Gal nelabai kartotum, žinai, to tokio, kur kartotum vis tiek. 100%. Čia yra mano mėgstamiausia istorija iš vasaros, kuri man labiausiai patiko ir aš taip gerai įsimena. Būtumėt matę jūs Nojaus veidą, kai jis tai darė. jo vaibelį, kur itso. Ne, čia kaip buvo, mes keltą laukiam 3 nakties, nes pavėlavome 1, grįžom duonos pasiėmėm. Ok, duonos pasiėmėm, aš palikau šitą blikstę. Yeah. Nusprendžiau, kad bus visgi geriau atvaryti, Jo. pasiėmti blikstę. Tarp kitko dar palikau pakrovėją ir sen nepatikėsi, aš pas tą didžėjų 2 savaitės, ne 2 savaitės, atsiprašau, 2 mėnesius mėginau pakrovėją atgauti. Atgavau, bet su netokį štuku, su Samsunginiu. 2 mėnesius. Skru, tai įdėk, aš tamą dar kažką, tipo, negaliu. Tai va, tai nepalikit savo daiktų, susišinkit. Tai žodžiu. Bet nieko, atidavė, viskas gerai. Jo, Kol jo. sustikom, pakalbėjom. Bet šiaip tai fainai. Aš tai va dar turėjau, gaunas kiek čia net nepilnas mėnesis po lenktynės, mano va toks vienas iš, po Nidos turbūt vienas irgi iš tų įsimintiniausių. Tai per lietų teko fotkinti. Šiaip labai laukiu, nes lenktynėse kiek fotkino, niekada nesu turėjęs lietaus. Fotkino gal kokius 6 metus jau. Tai va, tai labai fainai. Bet gaila, kaip fainai. Fainai buvo lietui fotkinti, bet per tą lietų mūsų, mano komanda, kur fotkinau, apsisuko į bortus ir pabaigė varžybas. O dar dieną prieš tą naują šitą variklį iš Estijos atsivežė. Nes kvalifikacijos startavo iš galo, gerai vyjas, avarija. Bet galiu pasakyti, kad atšventėm taip, kaip 1 vietą. Mes realiai 12 ar po 12 jam ferverkų žiūrėt. Nes užpirko tokias 4, realiai va tokio dydžio dėžės, kur po 2 žmonės nešė. Ir per euros paleidom. Tai seniai visa Palanga turėjo skambėti. O kaip gausi, šiaip buvai kaip pagrindinis fotografas? Jo, tai šiaip, nežinau, kaip gausi, aš kai daug fotkino, jau tu žinai tas populiarias vietas, kada ją reikia nueiti, kada ne, tai va aš kaip matau, kad tuo ateis lietus, iš karto tvariau užsiėmiau geriausią vietą, kur yra tokia gyvatėlė, kur mašinom reikia važiuoti, tai ten jeigu biški kažkas yra ir mašinos lysta. Tai labai gaila, kad aš visada, nežinau, aš turiu tą kažkokį dalyką blogą, kur aš nebeišlaukiu tiek, aš prabuvau valandą laiko tam spote laukdamas įvykio ir galvoju, pakeisiu trumpam vietą, šokau ten ant paspirtuko, biški užvažiavau ant kalniuko, tik atsistojau ant laiptų, dar net nebuvau fotiko išsitraukęs, nes ten vis tiek su tais maišais, žinai, nuo lietaus ir taip toliau. Tik noriu traukti fotiką, žiūri mano komandos mašiną. Ir taip, pirmas, kur blemba nepagavau, o antras tas, kad blemba komanda. O 3 gal ir gerai nepagavau, nes vis tiek apsisuku, žinai. Ne, bet kadrai auksiniai.
Ne, aš patiko. Bet mes dar kartą šiaip dirbom, aš prisimenu, šiek tiek. Taip, su įmonė viena. Yeah. Nežinau, minėt, gal palaukiam. Nežinau. Ai, tai šiaip mes taginom visur, tai Eivis įmonė, tai yeah. turėjau fainą didelį projektą, tai nuos labai padėjo. Šiaip įdomu patirtis, žinai. Ypač, kai nestandartinės lokacijos, kai nestandartiniai dalykai, kai išėjau iš savo studijos ribų daugiau viškutį, tai... Ir teko suktis ne su tokia gera įranga. Kokia čia mato, kokia yra. Vis tiek turėjom biškitų tokių ribojimų, nes mes ten darėm ir foto, ir video. Reikėjo padaryti, tai buvo šiaip. Bet esmė tame, kad nesvarbu su kokia įranga ir nesvarbu su kokiais fotoaparatais, bet kaip išėjo tau darbai, tai man labai patiko iš tikrųjų. Patiko, viskas žiauriai profesionaliai. Kur... Task? Ok, nu kaip žiauriai profesionaliai. Gražiai, man patiko. Aš sutikčiau su tavimi, jeigu sakytum, darbai, gerai. Žinai, bet... Kai savo kritiką. Ne, tikrai galėjau padaryti geriau. Man iš tikrųjų yra, su tokiais projektais gana sudėtinga dirbti, nes tu atrodo, kai tu kažką darai laisvai, tu turi atrodo laisvę ir, tau niekas per kufelį neduos, žinai, kad tu kažką padarėjai. Tačiau vis tiek, kai darai, man jie ir sakė, būk savim, nes mes dėl to tave pasiėmėm ir man tas, kur, bet tai čia įmonė reikia padaryti kažkaip ir tas toks, kur galvoju, tiek to padarysiu, va taip, kaip aš daryčiau, išsiunti, žiauriai gerai. Ir kitą fotosesiją vis tiek, tu atrodo, sugebi įsirėminti ir, tipo gerai, bet, vis tiek ne taip, kaip, tu tikrai galėtum. Jo, nes aš pamenu, mes buvo taip, kad prie pirmų tų, tiesiog buvo sesijos tokios, tai prie pirmų tų sesijų tokių kažkaip, žiauriai susikaustęs buvo ir žiauriai tik tais rėmose, žinai, galvojai. Bet aš nežinau jokio briefo, aš nežinau, kaip ten viskas su tavim buvo sutarta, aš tiesiog žinau, kad, tau reikia kažką padaryti ir tu turėjai irgi, minimalų briefą, bet, nes mums, nemeluosiu, teko porą perdaryti. Vien dėl to, kad, jo, nes tiesiog, šiek tiek į dėžutę buvai išsispaudęs, bet paskui, kai išsilaisvinai, buvo visiškai kitaip. Jo, gerų padariau. Ja, tai man patiko iš tikrųjų šitas. Kai kurie tokie, kur aš kažkaip laisvai pažiūrėjau, tai padariau tos savo tokius gyvenimo kadrus, nežinau. Jo, bet tokie, žinai, komerciniai, kur. Ir esmė tame, kas tuose kadruose man patiko, kad lauke buvo naudojama blykstė. Daug vietų, beveik visur. Ta prasme, aš nuoširdžiai pasakysiu, aš iki šių metų visiškai nevertinau blykstės lauke. Man tik atrodė, kad blykstė tik viduj gali būti. Aš dabar smug faces, nes man atrodo, visiškai pasikeitė, nes mes pradėjom daugiau dirbti kartu, nes jis manim netikėdavo. Aš anksčiau jo labai nuoju prieštaraudavau. Kur nors man pasako, aš taip, gerai, žodžiu, dabar darom čia taip, ką nors. Tai jo, tai dabar kažkaip kosmosas sublykstė, ką galima padaryti, tai yra... Man patiko, kad aš tau vos parodžiau pirmus stepus ir paskui tu pabėgai, pradėjai daryti ir aš toks jau nebepasivyju tavęs, aš jau net nebesprantu, kad tu ten padarai, bet tokia. Kažkaip sudėlioju ten, su boltu teko irgi dirbti, tai irgi ten sublykstė, aš sublykstė, aš supratau, kad aš darau tarp pastatų, kur yra šešėlis, bet aš išsikėliau ten labai aukštai blykstę, ko ne max, saulė. Tu kaip nori pasidarai. Mes kaip per workshopą sakėm, man tau šitas palyginimas labai strigo, kur kažkaip kuo jis mažesnis tas taškas, jisai kaip saulė šviečia, žinai, toks ryškus. Realiai, kai pasižiūri, saulė yra žiauriai maža. Ta prasme, maža. Ir tu, ta prasme, blykstė irgi atitrauki maždaug, taip, kad tau irgi atrodo maža, nes, saulė tai yra iš tikrųjų didžiulė, aš nesu ten tas space, labai didelė jo, bet tuo pačiu atstumu gali blykstę tiesiog, kai yra mažesnė atidėti ir tu gausi realiai saulės aštrą šviesą. Jeigu dar bliuduką užsisukite iš viso. Nes kai tu didelė, apgaubė švelniai. Tai. Žodžiu, aš ne dabar, aš grinai išmokau ant tiek daug naujų dalykų šiemet su naujom dirbdamas kartu, kad tiesiog, bet aš vakar atsimenu, žiūri šešėlį, kažkur mieste sėdėjau, galvoju, blema, koks minkštas ir švelnus šešėlis. Žinai, minkštas ir nekontrastingas šešėlis. Kur mes visada visi maišo dėl kontrastų visų ir ten visko. Ir manau, kad
apie pertraukėlės galėsim šiek tiek daugiau apie kontrastus. Trumpai užsiminęs vis tiek, manau, kad paliesim studijos temą, nes visi dabar jau lekia į tas studijas, nes jau savo, nu kaip dar ne, Dar šią savaitę vasarytę tokia, žinai, kur tikrai šilta laukia, net ne kaip ruduo, bet jau toj prasidės studijos sezonas. Manau, kad reikia pasiruošti. Tai va, biškai tokį tipsų, klausimėlį ir manau, kad čia bus labai super. Tai realiai tiek apie vasarą. Mūsų tokie, nežinau, natikėlė. Šiaip daug dar tų istorijų tokių yra, bet aš manau mes... Devilstone nepapasakiau, kaip ten viskas vyko. Debesų pievos neįsiplečia, nes ten daug iššūkių, Devilstone daug iššūkių buvo, bet manau pasiliksim gal. Pasiliksim ir aš manau mes tas atviriausias istorijas pasakosim biškai privačiai. Ja, žinai, kur pasidarysim tą, kur... Nes kliurkų visi padaro. Turim šį sezoną tikrai bairių, aš galėsiu savo pasidalinti net iš tų pačių vestuvių, kur ir mes kartu dirbam ir su projektu, kokie irgi buvo iššūkiai, failai ir taip toliau. Bet esmė tame, kad viskas pasiveikė gerai. Taip, nu tai... Bet žinai, todėl faina pasidalinti ir parodyti, kaip galima iš to... Išsiviliuoti? Išeiti. Jo. Tai viskas, ne? Super. Galim, tada keliaujame per trukėlę. Davai. Mažiau. Tai jūs sveiki sugrįžę į pertraukėlę. Sveiki sugrįžę. Sveiki gal atvykę į pertraukėlę. Sveiki su mumis nuvykę į pertraukėlę. Kur tiesiog uždėjom rekordint. Tai uždėsim šituos, kur yra laiko žymės. Tai galėsite tiesiog preskipinti reklamą. Ne reklamą, o... Žinai, kas labai sutrigerintų visus? Jau Laura ties šitą vietą tiesiog išjungė podcastą ir jinai negali. Mes kai tik su jais pažinom, aš kažkodėl, nežinau kodėl, niekam niekada neužkliuvo, aš čepsėjau. Tiesiog. Tai čepsėjau? Aš čepsėjau. Ir jinai galvoja, kad aš ant bairių. Ačiū, Laura. Aš labai čepsėjau. Ką veikiam? Gal per pertraukėlę duodam tos pridėtinės vertės tiems, kas nepraskipino? Taip, šiek tiek su, gal žinai, kokį quick klausimą. Galim. Koks skirtumas yra tarp jetpego ir ravo? Nu gerai, va, pertraukėlę, mes gal, žinai, gal net kokią tradiciją pasidarysim šitą. Greitas klausimas. Jo, per pertraukėlę, blitz klausimas. Šiandien blitz klausimas, ko skiriasi JPG nuo ravo? Nieko. Ačiū labai, kad buvote pertraukėlėje. Iki kitų kartų. Ir dabar mūsų sponsoriai. Ačiū Foto Hobby, už tai, kad mus remia, myli, va labai skani kava. Jo, šiaip labai fani. Šiaip tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko atrasti mums Foto Hobby ir... Foto Hobby dėka mes su nuojim susipažinom. Išmokau daug naujų dalykų ir labai šilti ir draugiški čia žmonės dirba. Šiaip, jeigu kažkokių klausimų ar prekių reikės, užsukit. Hebra, varykit čia. Tikrai. Tai kom skiriasi JPEGas ir ravas? Tiesiog ravė, aš sakyčiau, taip trumpai daugiau informacijos gali ištraukti. Jo, girdėjau, kad yra dvi stovyklos. Vieni sako, kad visada tik ravų fotografuoji, o kiti sako, kad kartais ravų fotografuoji, kartais JPEGų pagal situaciją. Aš esu toje stovykloje, kur visada viską ravų fotografuoju. Man tai yra saugiau. Jeigu taip trumpai pasakius, ravas atleidžia tavo visom kliurkom. Daugiau biškį atleidžia negu JPEGas, kadangi tai yra neapdirbtas failas, jis daugiau turi savyje informacijos, kurią paskui gali Lightroom'e ir Photoshop'e ten kaip nori tas spalvas susidėlioti. Aš tai žinai, kada pateisinu JPEGą. Tada, kai tau, tarkim, varai kokią kelionę ir tarkim, tikrai žinai, kad tu nesėdėsi ir neretušuosi, bent jau pas mane yra taip, kad aš varau ten fotkinu viską ir aš neprisėdu mėnesį 2 su retušuotų nuotraukų, tai mane labai... Aš supratau, kad aš ravų fotografuoju, nes aš su Sony dirbu. Sony JPEGas labai prastas. Nu tai va. Ja, dabar shitstormas ateis. Ne, gerai. Tu apie Sony? Ne, Hebra, apie Nikoną. Ta prasme, baigit, prašau. Ja. Kur aš buvau Varšuvai šį savaitgalį ir galėsi įdėti tą nuotrauką čia kažkur. Tiesiog va, imkit, žiūrėkit dabar nuotrauką. Looking fresh. Nikon. Looking fresh. Ne, tiesiog... Visada koja su mada. Tiesiog aš dirbu su Sony A7 III ir JPEGas man nelabai patinka. Aš nemoku su jo darotis. Su ravu išmoku pagaliau, bet JPEGas ne. Sunkiau JPEGas, nežinau. Tai gal taip trumpai tiesiog atsakant, ravas turi daugiau informacijos ir leidžia daugiau
išsitempti spalvų, išsitempti Trumpai highlights. atsakant. Ja, trumpai. Jo. Ir 5 minutės jų klausimą atsakinė. Jo. Nu, tai taip trumpai atsakant, žodžiu, tai tik šitą iškirpsim ir įdėsim dalį. Kur. Jo. Jo. Tai va, tai toks blitz klausimėlis. Tai jo, galim tada turbūt keliauti iš pertraukos į podcastą. Ir vėl būsime Foxe. Ne, reikia įtvarkyti čia Nikono bairis. Ai, vėl pastebėjom, jo, tu gali eiti kol ten. Aš pasidalinsiu. Jeigu Nikoną išjungi Aš tave ir išjungsiu. įjungi ant Manual Fox'ą, palikęs net ant objektyvo, ne? Jis kažkodėl perfokusuoja. Ir mes pirmą reklamą kažkada nufilmavom visiškai autofokusą. Ir kas įdomiausia, kad kai tu jungi ir išjungi ir tada vėl jungi, tas fokusas nubėga į begalybę. Viskas jau galiu. Pasakė, jau galiu išjungti. A, beje, dar galiu truputį. Čia tas pats, kaip pas mus ateina paprašyti Nikoną nusipirkti ir mes, žinai, damymą. Tai tu man ir siunti. Ja, ką, nedarom tai. Bet labai realiai. Ačiū tiems, kurie išbuvo tą mūsų įdomesnę tokią pertrauką. Ir dabar manas yra tas momentas, kai žmonės... Pala, ką praleidau? Atgal. Ja, ten buvo crazy. Okay, žodžiu. Nieko nepraleidau. Ja, nežiūrėk, nieko nepraleidau. Ne, tiesiog nežiūrėkit. Net nedrįskit dabar atsukti ir išjungti. Tai turim šiandien mini temelę. Mini. Temelytę. Temelytė. Temučiukę. Temetytę. Kuri tokia visiškai maža. Reikšminga maža. Reikšminga. Labai reikšminga šaltuoju metų laiku Lietuvoje. Bet pagal orų prognozes, ji dar visą savaitę geriausiai bus tokia balansuojanti. Arba kai yra labai laukia karšta, Jo. tada bėga į studiją. Arba išlaukite tiesiog vakaro. Ja. Nu, čia nuo projektų priklauso. Tai tema Studija. Studija. Fotostudijos. Tai tu Grįžimas į studiją. Čia kaip visi tie paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus, tai mes tuoj slėpsimės nuo šaltuko studijoje. Jo, tai manau, kadangi vėl tas sezonas ateina, manau, kad mes su Mantu šiek tiek gal norim pasidalinti tokiais paprastais, gal lengvais tipsais, gal labai neišsiplečiant, ką reikėtų žinoti apie grįžimą į studiją arba ką į studiją ateinančius, pradedančius tik tais fotografuoti ir kokias dažniausiai daromas klaidas ir kokiu aš esu pridaręs klaidų ir manau, kad irgi turi įvairių patirčių. Taip, tai jeigu trumpai, tai tiesiog reikia žinoti viską. Ačiū labai. Šiandien kaip tik man išmetė Reelsą, kur tipo natural light photographers, kurie... Mačiau šitą irgi, kur pakliūna į studiją. Ir tada, what do you mean, man reikia žinoti. Tai... Viskas keičiasi iš tikrųjų. Bet iš dalies smagu, nes tu pats viską kontroliuoji. Jo, nuo ko galim tikrai pradėti, tikrai paskatinti ir padrasinti ateiti į fotostudiją, nes iš pradžių tai atrodo baubas, kai tu nieko nesupranti, bet kai ir po mūsų workshopą žmonės atėjo, nes jie nežinojo, kaip su blykstam elgtis. Po workshopų sako, not so bad. Kas įdomu buvo po mūsų workshopų, po studijos, nes mes darėm pirmą workshopą blykstės prieš ledus. Taip. Ir dabar žinau, kad labai daug trendina ledai. Taip, ten mišta šviesa ir toliau, bet... Pastovus, jo. Jo, pastovus tas apšvietimas. Bet mes kai padarėm visą workshopą, paklausėm žmonių po workshopą, kas labiau patiko, tai buvo nemažai, kad blykstė. Nes manau, kad su blykstam yra tam tikras tas žavesys, kad tau užtenka visada galios, tu gali eksperimentuoti daugiau, niekados nesusidursi su problema, jeigu tau reikia apšviesti daugiau negu 2 žmonės, turiuomenį ir jie net būtinai, kaip mes su Mantu dabar sėdim, žinai, gali kitas ten būti ir dabar atsistos ir nubėgs ir parodyti. Nes, pavyzdžiui, o ką daryti, jeigu tavo kažkokia idėja yra ten rūbų reklama. Dabar tave šitas šviečia. Aš dabar išdegęs visą. Jo, bet tarkim, jeigu reikia lenkromą sušviesti ir Mantą, ir mane, ir mus visus tenai sušviesti ir tuo pačiu išlaikyti fokusą ant visų, kad visi būtų ryškus. Su ledu jau beveik nepapadarysi. Arba labai daug ISO. Turi turėti labai didelę galę, bet ir to jinai yra tokia, ne tokia kaip blykstė. Blykstė yra blykstė.
gali pasidaryti F16 ir laisvai fotografuoti ir tau tos galios nepritrūks. Jo, Realiai. ir žinai, aš irgi dar vienas dalykas, ką tikrai pastebėjau ir ką gal reikėtų žinoti, taip, ledai faina, su jais yra lengva dirbti, bet lengva dirbti fotografam tik tai, nes tu jau matai susistatęs, kokį apšvietimą turi, viskas cool, faina, bet labai vargina modelį ir modelio akis. Nuolatinė šviesa, prieš kurią jis turi sėdėti, ir jinai yra galinga, jeigu jis nori kažką. Jo, jeigu ten 300, 500 ir jeigu be modifikatoriaus. Modelis vargsta, tai šitą žinokit, kad arba reikia A greitai suktis, arba B modelius. Gal yra, tarkim, mažiau jautrus, gal jau pripratęs. Tai esu girdėjęs istorijų. Aš vieną istoriją. Kad pripranta? Ne, kas nuolpo. Nežinau, mums atėjo šiaip vienas toks... Dabar galim kabutės užrašyti pletkai. Pletkai. Jo, gerai, nesakysiu, kuris fotografas, nes ten... Tiesiog. Jo, buvo, kad tiesiog tokiu metu išvargo labai modelis, nes visą laiką buvo aštri šviesa, buvo fotografuojamas fashionas, realiai vienas imituojama saulė, ganėtinai iš arčiau, kad to aštrų šešėlis, jis yra aštrų šešėlis, bet jis labai toksai plokščiai sušviesas, kad jis yra toks vos minimalus, tas butterfly'us panosim. Ir čia yra labai sunkiausias vienas modeliam iškesti tą apšvietimą, nes jis yra realiai vos ne į objektyvą. Tai jeigu taip apšvietimas čia dabar pas mus iš kampų eina, ten realiai jis vos ne už fotografo nugaros iškelta ir realiai tai žiūri fotoaparatą ir ten viskas krenta, tai ten yra žiūri ir svalidukų. Tai jo. Tai turėkit tą omeny. Bet... Yeah. Nes realiai jūs turit saulės studijai. Tik tai daug kartų silpnesnė ir turiu menį, kad į saulę sunku žiūrėti, pabandykit žiūrėti į saulę valandą, 2 ir atsimerkia. Net jeigu ir mažiau ryškia, bet esmė ta, kad tikrai vargina. Yeah. Tai bliksas tuo atveju yra geriau, nes nenuvarginti modelio. Gali pasidaryti dažniausiai kokį nori F-ą. Kas dar tada ISO nereikia niekada kelti, pagal situaciją ten aišku, kartais keli tyčia ISO, kad galinis ten fonas prasišvies ir taip toliau, jeigu yra patalpa natūrali šviesa. Kas dar? Būkim atviri kainą. Blikstės kaina, nežinau, ar gerai vardinsiu 2-3 kartus pigesnė negu, taip, mes visada taip sakome. Negu ledo. Yeah. Duok palyginimą, kiek, tarkim, blikstės galia, žinai, versus ledo galia. Jo, jeigu taip tiksliai skaičiuojant, tai nepasakysiu, aš tikrai negaliu skaičiuoti. Pabaiga. Bet tarkim, paėmus 150, čia viena pilna galia šviečia 150, ant šiam ant 9 boksas yra. Modifikatorius, softboxas. Jo, nežinau, kaip šviesos modifikatorius. Tai jo kaina, neklystu, yra apie 300 eurų. Ir čia yra pilna galia, mes ant F4, man atrodo, ar kažkas tokio dabar šiuo. F5. Jo. Tai va, jeigu pas jūs tamsesnis objektyvas, tai tik tiek šviesos gausit, tai jeigu mes paeisim toliau. Čia jeigu backgroundus visus išjungus ir viską, tai čia... Aš tarp kitko galvojau pirkti šitos 105, sakiau, eik tu man užteks, sakaugi, man tikrai užteks, pasikelsiu ten ISO ir taip toliau. Yeah. Šiandien sakau, čia Max galiu. Sėdam, čia Max. Ir kas sėkingiausia, kad mes taip ir susipažinom ir apie ką kalbu apie pridėtinę vertę, nes mes galėjom tiesiog brangiausius ledus man. Arba galėjau tiesiog man paimti šitos ir atiduoti, ko aš noriu, ir aš būčiau grįžęs ir supratęs, kad... Jo. Gadėm. Bet mes kaip ir kalbėjom, 3 valandas prastas konsultavom. Jis nemeluoja, mes realiai 2-3 valandas prabom, aš kai išvažiavau iš namo, aš Laurai sakau, lemba valandą laiko, tikrai grįšiu ir jinai man jau po poros valandų rašo, tai kur tu esi? Ir tada galiausiai, taip sakau, jeigu nori pigiai prasisukti ir biškai pasimokyti ir turėti daugiau galimybių, nusipirk blikstę ir fotografijai bus all good. Taip, filmavimui blikstas nepritaikys ir taip toliau. Ir mes irgi susidūrėm su to paskui iššūkiu, kai, susidūrėm, kai reikėjo ir filmuoti, tai todėl mes tempėmės ir blikstas, ir ledus, bet vien tik su ledu nebūtume daugelį projektų įvykdė, nes tiesiog, kai reikia atmušti saulę, tai iš vis su ledu beveik be šansų. Koks palauk galingiausias yra? 7-2 yra kažkas daugiau? Štuka 200 yra. Bet ten hollywoodinės kainos ir ten apie 2K. 10K ar 8K, aš net prisimenu, bet žodžiu... Bet galit pasimti, ką žinau, fashionai.
Jo, žmogus iš karto veidas švisvyla. O negali būti štuka 200, kur būna tos, aš čia kažkada jau mačiau, tokia, nu, realiai, ko ne, va, toks kaip softboxas, va, toks dydžio lempa ten į langą namo nukreipta. Realiai Kažkas jas tik tokio, tais ne? taip ir naudoja. Okay. Per didelius flagus, atitraukia. Nu, į vestuvės tokio nepasitampysi, tarsi ten realiai priekabas reikia tam. Bet okay. Tai žodžiu, jo, tai tiesiog nebijokit blykščių ir su blykstėm daugiau galimybių yra, tik reikia išmokti, tai pasikankinti, bet... Gal svarbiausia, nebijokit eksperimentuoti. Ja. Nes nu, pas mane, Nojus, tarkim, yra visiškai teorijos žmogus. Ja. Visiškai teorijos. Pas mane teorijos yra tiek, kiek kavos pas mane liko. Nu, tai praktiškai nėra. Ja. Aš pasilikau dar galiu. Tai pas mane viskas atėjo realiai tik per praktiką, per klaidas, per pamokas, per išmokimus, per visus... Bet šiaip aš galvoju, todėl mes neblogai ir susidirbam ties šitais dalykais. Mes kaip workshop ir gyvenam pastebėjau, kad aš daug teorijos pasakau, man tas gali tiesiog praktiškai parodyti ir viskas labai visiems aišku. Tai jeigu taip... Nes ne visada... Signalizacija. Ne mūsų. Ne. Tai daug, kad, tarkim, ne visada atitinka, tarkim, šitas, kas yra teorijai su praktika. Nu, tarkim, kas yra vadovėlė, nes vadovėlė nėra ten, tarkim, ir aprašytos įvairios situacijos, iš kurių, tarkim, tenka suktis. Nes ateini studiją, ten, tarkim, kokia viena blykstė ir, tarsi, net nežinau dabar kaip paaiškinti, nu, aš, tarkim, daug kalėdinių labai fotografuoju. Tai, nu, labai yra didelis skirtumas, ar tu fotografuoji su viena blykste ar su dviem, nes kai pamatai pas kitą fotografą, nu, vis tiek būkime atviri, visi eina į tas pačias studijas Vilniuje, ar ne, kai yra kalėdom papuošta. Ir pasižiūrėkit visada, koks yra apšvietimas. Kiek ten blykščių, tarkim, gali būti. Kaip aš šitą mėgstu daryti? Žmogus žiauriai mėgsta šitą daryti. Galiu pasakyti? Galiu. Mes, jeigu kažkur su Nojumi einam, dažniausiai tai būna kažkur Akropolis ar kažkoks prekybos centras, kur mes einam ir Nojus. Žinai, kaip būna tas duris, kur sukasi ratu ir ten ta nuotrauka būna ir tada Nojus labai arti prie tos nuotraukos prieina. Ir kol mes einam to ratuku, kol įeisim į vidų. Bet čia dvi blykstės yra naudotas, žiūrėk, bet čia tokia biškis tiek purina šviesa yra kažkokia, kuris vis tiek sugeba, kiek blykščių buvo. Ta šviesa purvina, nepurvina, ar nuotrauka skamba ar neskamba. Sakom, biški tą reikėjo, gal dar kažką, va čia biški užbrėžtinės, kokios dar ten. Kikeria. Jo, tai tu mėgsti labai analizuoti. Tai jūs irgi paanalizuokit, jeigu kažkokį turit specifinį norą. Ir beje, čia išduosiu savo paslaptį, jeigu nori sužinoti, koks yra apšvietimas ir kaip buvo pastatytas, žiūrėkit į akis. Sako, akis kaip ten sielos veidrodis. Taip, čia... pamatysit kiek, bet tarkim, jeigu mūsų akis susižiūrėtume, tai matytumėt, kad yra 1, 2. 2 šaltiniai. 3 labai akivaizdžiai pas mus yra. Jau neslėpsim, tikrai yra 3. Ir 4 tiesiog. Nu, toks simbolinis. Ten mes ledinį įjungim. Palaukit, tai. Palaukit, padarysim upgrade'ą. Tai vat, ką mes su šito podcastu irgi norim, tai kaip matot, mes daug paliekam RAW medžiagos. Kad būtų faina, kad jaustumėtės jaukiai, kad parodytų, kad sėdėt tiesiog kitoj pusėje stalo. Bet ne toj, kur ten sėdėjo Putinas su Makronu, štai tas, kur ilgas buvo. Biškai arčiau, truputį. Tai šiaip, grįžtant prie tos temos, tai gal pirmas dalykas, kurį aš akcentuočiau, ką reikėtų studijai žinoti, užrakto greitį. Aš negaliu daugiau šito neminėti. Gal iš karto tada, žinai, einam prie šitų tokių, kur tipsų, tarkim, top 5 dalykai, ką reikia žinoti atėjus į studiją. Jo, ir pirmi top dalykai bus must iš karto. Must. Tai turiu omeny užrakto greitis, kaip įtakoja. Aš dariau... Įtakoja. Įkakoja. Gerai, tai nuo skirtingų kamerų yra skirtingas užraktas, kurį gali naudoti studijai. Dar, man atrodo, yra ir blykstės, yra high-sync ir taip toliau, bet mes dažniausiai studijose būna vienas palydėjas, kuris tinka visiems. Ir tai yra universalus palydėjas, užsideda ant viršaus ir su juo dirbi. Tai tie, kurie yra universalūs, arba saugi jūsų zona yra, kas nežino, kas yra high-sync, TTL ir taip toliau, tai saugi yra zona. 160. Viena 160. Vienas prie 160. Jo. Čia mano yra su Sony, bet kai kurie fotoaparatai gali iki
250, o kai kurie netgi iki 500 užrakto. Ir kaip sužinoti, tai tiesiog test-shotus pasidaryti. Užsidedi blikstės, palydėję, nusistatai ISO, aš dažniausiai mėgstu 100, nebent reikia man papildomo iš ambient, iš aplinkos šviesos, tada pasikeli tą ISO, bet dažniausiai pas mane 100 arba kitas native'as būna. Ir tada viską užsitamsini, kol kas dar blikstė būna išjungta, tai F nusistatai tokį, kad kadras būtų juodas, aš bent jau taip darau, kad man niekas neįtakotų. Tai ten 5.6 ar F9 ar taip toliau, pabandykit, pamatysit, priklausys nuo kiek... 5.6 tai diafragma. Jo, diafragma, 5.6.9, jo, diafragma. Ir tada, kas svarbiausia, savo fotiką įsiaiškinkit, įjungkit jau pagaliau blikstę ir nužiūrėkit, ar nenusikerta kampas. Nes kartais pamatysit, kad jeigu virš to savo fotoaparato... Dažniausiai ten apie 2 PM būna, jeigu su Sony fotkinat. Man 200 ok, 2 PM, man aš jau turiu pusę nuotraukos, tamsiai pusę šviesiai. Tai... Jo, tai vat, kodėl tai nutinka? Tai todėl, kad neteisingas užraktas yra. Arba neįjungtas ten high synkas ir taip toliau, bet apie high synką, manau, mes vėliau pakalbėsime. Tai saugi zona, tai numeris 1. Jo, numeris 1, oh my God. Tai išlaikymas jūsų turi būti tarp 160 ir 200. Eksperimentuokit. Jo, pasižiūrėkit, kaip gaunas, ar ten bus kažkoks judesys, ar nebus kažkoks judesys. Jo, svarbiausia, kad ta vadinama štorkė nebūtų šonė. Jo, tai tas nebūtų juodulys. Tiesiog, ar kažkur kamputį, pasižiūrėkit, ar visa nuotrauka jinai gerai mato. Jo, tai va, čia pirmas didžiausias, tiek esu girdėjęs istoriją, kur nueina žmogus, fotografuoja ir pusę kadrą. Tai tada pasižiūrėkit. Jo. Numeris 2. Diafragma. Jo. Kokia turi būti diafragma, Noel? Tai vat kaip ir prieš tai šiek tiek sufleravau tikriausiai savo, tai išdaviau top antrą dalyką. Tai pagal idėją, jeigu jums reikia, kad užpildytų šviesą ir gaunat tą šviesos, iš natūralios šviesos, tai tą diafragmą galima mažinti ir tada gausi taip, kad gausi labai daug natūralios šviesos, bet jeigu norit dirbti visiškai neįtakojant to, ir aš siūlyčiau tai daryti, nes tiesiog galima... Tai žiūrėk, aš tavęs paklausiu, paprašiau, aš manau, kad irgi yra tokių žmonių, kur nori tokio atsakymo, nes tu žiauriai mėgsti pašnekėti. Būkim tiesus. Gerai. Jo, bet aš šiaip labai daug gerai išaiškino dalykų, aš tas, kur, žiūrėk, man rodos ir šiandien dar sakiau, man reikia kartais tokio video, kur sakytų, va šitas kompo mygtukas jis įjungia ir išjungia. Žinai, man reikia ant tiek basico kartais. Tai žiūrėk, jeigu aš, tarkim, atvarau į studiją, aš noriu, kad būtų saulės, bet truputėlį, kad atmuščiau šešėlį. Tai ir aš fotografuoju vieną žmogų. Tai kokia diafragma turėtų būti? Pagal situaciją. Gerai, tai nėra labai universalus. Nes priklauso, kiek turi ambient light. Tu turi tada žiūrėti, ar nėra tavo nuotraukai išdegus, bet jeigu fotkini vieną žmogų, kokia yra saugi zona vieną žmogų fotografuojant? F22? Ne, aš visada darausi 5.6, F5.6, vėlgi kaip ir pasikartosi, priklauso, kiek tu turi tos aplinkos šviesos ir kiek tu nori jos parodyti. Aš esu tas, kur nemėgstu diafragmas priverti. Jo. Aš tas žmogus esu, kur mane triggerina, atsimenu, mes fotkinam studiją ir F9, F11 ir... ne. Bet tada, kai pasižiūri, kokią šarpį tas nuotraukas. Tokia aštrumą, tiesiog. Wow. Geriau tu gali pasakyti iš savo patirties. Nes aš tai vis tiek, aš nemoku. Aš labai kaimiškai darau. Jo, būtent. Aš ateinu, pasižiūriu, neišdegus fotkę, važiuoju. Aš ateičiau iš pradžių, nusistatyčiau taip, kad man aplinkos apšvietimas patiktų, bet būtų tamsus veidas. Tai čia gali būti belė koks tas F-as, gali būti 2. Ateinu taip, kad viskas, man fonas būtų svarbiau su šviesa, žmogus gali būti visiškai tamsus, nes aš tada ateisiu su savo tą blikstą ir aš tada blikstą nusireguliuosiu, kad tik jį apšviesti ir tada aš turėsiu balansuotą ir aš biškai pažaidžiu ir taip gaunu. Čia mano yra dalykas. Aš nežaidžiu, aš kuo mažiau žaidžiu. Ateini dar, gerai, viskas gut. Ten kažkur trūksta šviesos, jeigu gali pasiemi antrą blikstą, jeigu negali, ką žinau, tada kažkaip gal iš toliau, tada, kad žinai viską bendrai apsišviesti. Tai va, taip ir turėjome, kad subalansuotai ateini. Eksperimentuokit. Gerai, eksperimentuokit. Arba ateikit, darysim vis tiek workshopą apie blikstas, apie studiją, tai galėsim papasakoti plačiau dabar. Čia toks, kur nėra to tokio vieno slapto recepto, kurį galėsit naudoti.
Visur. Manau, kad reikia įsiaiškinti. Darom top 5 ar top 3. Top 3 padarom. Top 5, manau, nes mes dar turim daug klausimų, šiaip Jo, aš dabar. kuriuos gavom. Tai Mes nenorim Trečias. labai išsiplėsti. trečias. Naudokit daugiau negu vieną blykstę. Aš žinau, kad mane dabar užmėtis akmenėmis, bet gerai, ne visada. Yra situacija. Ir kuo anksčiau išmoksit su daugiau blykščių dirbti, tuo bus lengviau. Ką aš noriu to pasakyti, ir aš visiems mėgstu sakyti, ir aš pasibėjau, kad ir man pačiam po to, kai, žinai, kai kitas kažkada pasako, tą faktą pasako ir tada tu, jo, rimtai, supranti, toks, kur turi iš šono. Išgirsti, nors tu visada žinojai, bet iš šono turi išgirsti. Man pačiam padėjo šitas dalykas, kur su viena pieši, su kita pildai. Ir čia aš visada pieši, su ta pildai. Aišku, čia dabar 2 žmonių setas, tai biškai kitaip gaunasi. Kitaip piešia ir pildo. Jo, kitaip piešia ir pilda, bet daug maž. Tai su viena pieši, su kita pildai ir su šituo labai lengva tada žaisti. Nes jeigu tu atstumi toli labai šviesą, tu gauni, kaip aš mėgstu sakyti, purviną. Tai tu nenori tos purvinos šviesos, tu nori, kad tavo softboxas jis išnaudotų visą savo tą techninę specifikaciją, duotų labai quality šviesą. Ir kai tu pasidarai su viena pieši, tai, pavyzdžiui, butterfly pasidarai arba kažką, ar ten rebrand ir taip toliau, lieka tau tamsus šešėliai. Ten yra dar dalykas, kuo arčiau, ten dar kitaip keičiasi, bet čia jau, sakau, tam yra atskiras. Ir tada tu sakai, tai jau užpildai, bet taip, kad nesunaikintum visiškai tą šešėlį, o tiesiog užpildai, tas žodis yra tiesiog papildyti. Ir tada tau nebereikia Lightroom'e ten šešėlių, tu gauni max kokybę. Su Demes, kai darėm, kur, Jo, kur buvo 3 blykstės, 2 į foną ir vieną toliau biškai atstumėm. Viskas, iš karto gali dėti nuotrauką. Jo, tu trečią tiesiog čia, ta prasme, gavom idealiai baltą. Idealiai baltas fonas buvo. Nežinau, galėsi užmest? Jo, galiu užmest ir dabar mes dingė, bet fotkė tada tegul matas. Gerai. Tiesiog jos net, realiai jinai net nėra net koreguota. Yra truputėlį, bet... Spogai, man atrodo, neimti ir viskas. Lengva jo, bet ta prasme, ten kosmosas įsijungia ir galvoju, tai ką man čia koreguoti? ką man čia dar dėti? Čia, kai aš visada šviečiu savo arba kitiem, tai yra mano siekėmybė padaryti, kad kuo mažiau reikėtų sėdėti prie nuotraukų. Nes man retušas yra. Bet nebijokit, nes kai aš pradėjau su blykstėm fotkint, aš viską gelbėdavau Lightroom'e ir Photoshop'e. Normalu, bet galiu pasakyti, kad nesigaudavo taip gerai, kaip gaunasi gerai sušvietus, dėl to apšvietėjas yra, jeigu yra galimybė tokį pasimti, tai patikėkit manim nusimesit žiauriai daug galvos skausmų. Jo. O jeigu dar monogramą, kurį susirandi, kuris gerai fotografuoja ir suprantam, susilaimini, tai tada iš vis gerai. Tada ledas realiai dirbti. Kur mes turėjom labai daug safe wordų. Ja. Aš dabar nebeprisimenu net. Kur tu negali sakyti ateit modeliui, pavyzdžiui, man tas, kadangi aš dirbu mes su kompu kartais dirbam, bet kartais gaunasi taip, jeigu labai nori freedom, turėti daugiau tos laisvės ten su fotiku lakstyti, tai ne visada nori laidą iš karto naudoti. Ir tada tu nenori pasakyti, lemba, kaip blogai atrodo tas pagurklis, žinai, ir modelį iš karto numuši vaibą. Tada sakai, man truputėlį ant pačioje per tamsus šešėlis, kad žinai. Arba dar kas nors, gražiau susigražuoja. Ir mes turėjom kažkokius safe wordų, kur būtent tą dalyką reiškia, kad trūksta ten apšvietimo, kad atrodo kažkas ne taip, atrodo negerai, nes tu nori maks išlaikyti tą... Pasakei su pagurkliu ir aš prisiminiau istoriją. Bet šitą istoriją gal paliksim tam private, ne? Private. Tai va. Tai, o palauk, aš į trečią atsakiau, ar aš... Top trečią, aš manau, su šis top trečias buvo ar nebuvo? Tai pirmas buvo išlaikymas tarp 100 šiam ir 2. Ja. 2 Paskui, kad nebūtų. Ten toliau į mišką daugiau medžių. Tai, bet kol kas safe šitas yra. Diafragma. Ne. Trumpai. Aš pagal situaciją negaliu sakyti, bet nebijokit priverti jos. Iškart sakau, nebijokit priverti. Geriau užmeskit daugiau. Jo, nebijokit priverti diafragmos. Objektyvai nesulūš, nebijokit. Kas dar? Trečias. Aha, galvoju. Kas dar? Naudokit
daug. Ai, Kuo vat anksčiau pradėkit, sakėm. jo, kuo anksčiau 1, 2 ir pradėkit, 3 jo, kuo anksčiau Nukreipti. pradėsit, anksčiau pradėsit orientuotis tarp kuo daugiau blykščių, tuo bus lengviau dirbti prie didesnių projektų, arba kai trūksta apšvietimo, nes kartais su viena sušvieti ir visada galvoju, aha, aš galėjau čia geriau padaryti, nes realiai, nepopina ta nuotrauka, tiesiog, plokščia, nes tu tiesiog turi vieną apšvietimą, tada žiūri, kad, nes, nežinau, pas mus turėtų būti čia toksai, atrodyt, kad mes mus galite išimti vos net iš čia, toks 3D vaizdas yra, nes mes turim iš galo sušvietimą, čia tai labiau dėl grožio šitie. Šiaip pakabinta. Ir man atrodo, darbiškai kikerio gauna nuo tos lemputės, tai visai tokia dimensija gaunasi, tik tais, kadangi ne visada galima naudoti tiek daug blykščių ir ne visada yra galimybė, tai pasistengkit su daugiau negu vieną blykstę, aišku, ne visada pagal norą yra, pagal idėją, kartais nori kaip tik mūdį tokią. Kaip tik vienos, jo, tiesiog žiūrėkit ir man nežinau, mano tas yra pagrindinis, sakau, kur nebijokit tiesiog eksperimentuoti, pasimkit free modelius, pafotkinkit, supraskit, kaip veikia. Taip. Tiesiog Čia... kurkit, nepraraskit tos kūrimo dvasios. Ir nenustokite kurti. Ja. Ir mes lauksim jūsų patiktukų, lauksim šerų ir prenumeratos. Ja. Labai prašome tą vartelį. Į Photoshoping man, tai man šitą prašau vartelį. O, ne. Tai viskas. Gerai, susimatom Ja, viskas. kitam podcast'e. Ačiū, kad buvote. Ačiū. Iki.